Palaukiam, kol susirinks vėl visi. Taip, iškėlėm vibracijas aukštai, kad sproginėja visi, įranga visa. Palaukiam dabar visų. Visi, kurie buvo prisijungę, tai aš dabar pagal skaičių matau. Taip, Edita. Iškėlėm labai aukštai, jaučiau pati, kad gerai matot, girdit gerai jau dabar viskas. Paprašom kūrėjų, angelų, kad mums viską labai čia sklandžiai. Nenoriu labai gaišti jūsų, gaišinti. Tai būtinai tą, kurį kalbėjau, tą susijungimą, tai irgi dar perklausykite, ten labai stiprios energijos eis. Tai netgi jį galite ryte paklausyti būtent tą įrašą. Ten 5 minučių atsikėlėt ir paklausyt arba prieš miegą. Ten labai stiprios energijos. Ir būtent visi šiti grupiniai, kiti sako, sakykim, kad grupiniai asmeniniai seansai ir visa kita, bet iš tikrųjų grupiniai yra daug stipresni. Nes kas vyksta viename, vyksta ir kituose. Tai va, ir su grupe truputėlį kiti procesai vyksta. Grupiniai procesai, jie labai stiprus. Gerai, jungiasi dar aš pagal skaičių, žinau, kiek buvo jūsų, tai dar truputėlį palaukia mane, tų žmonių, kurie va dabar rodo jau 100 jūsų. Prieš tai buvo 150, tai dar palaukiam. Čia kai visada su manim, bet tai nieko. Pas mane viskas ir kompas gali atsijungti ir kas tik tai, žodžiu, visko. Kyla dar tas skaičiukas, noriu, kad visi prisijungtumėt. Puiku. Rita Šukytė. Gerai, galim pradėti tada. Po truputėlį paskiau, kas jau negirdės, tai tas išklausys kitą dieną, kad negaišint, nes aš irgi manęs angelai į kino teatrą neišleis šiandien, man atrodo. Gerai, nes pati praktika pas mus truks ilgai, tai aš dabar pasidalinsiu informaciją, kurią aš norėjau su jum pasidalinti. Gerai. Ir šiuo video noriu su jumis pasidalinti, kokie dvasiniai vedliai veda jūsų šio gyvenimo kelyje. Ir jūs turite suprasti, kad jūs niekada nebuvote vieni ir niekada nebūsite vieniši. Jūs visada esate apsupti daugybės angelų ir kūrėjų. Ir noriu jūsų paklausti, aš prašau tie, kurie kursą praėjo, nerašyti, ar jūs žinote arhangelus ir kokius žinote arhangelus? Ar žinote kokius arhangelus ir kokius žinote arhangelus? Parašykite, pasidalinkite. Taip, gali jaustis ant kūno, tikrai gali jaustis. Pasidalinkite dabar, kas žino kokius arhangelus. Tie, kurie praėjo kursą, tai nekomentuokite, žinau, kad jūs viską žinote. Man labai įdomu tie, kurie tik Mykolas. Gerai. Gabrielius Mykolus. Mykolą. Matot, kaip jūs Mykolą žinote?
Kas dar žino, parašykite, kokius arhangelus jūs žinote. Angelus, arhangelus, kokius jūs žinote. Girdėję, ne, kažką. Tai galbūt girdėjote apie Mykolą, matau, Gabrielių, gal Rafaelių girdėjote ir gal dar kelis girdėjote, bet nežinote už ką ir kuris atsakingas ir juolab kaip sąveikauti su jais. Tai visi mes kasdieną matome angelišką aktyvaciją, bet ne visi mes atskiriame ir suprantame, kad tai angelai. Ir aš pasidalinsiu tokiu video, kuriuo aš prieš porą metų dariau savo asmeninėme puslapyje, buvo live apie angelus ir tenai meditacija. Tai aš pasidalinsiu su jum šitoje grupėje. Tenais plačiau apie tai, kad nesikartočiau. Tai kaip pasireiškia angelai? Ar jūs žinote, kaip pas jūs pasireiškia angelai? Ar buvę pas jūs, kad jūs pajautėte, kad yra angelas šalia? Ar buvo kažkokių pojūčių, kaip jums atrodo, kaip galėtų pasireikšti angelai, arba pas jūs kaip pasireiškia angelai? Tai parašykite, ar esate jautę angelus? Ar esate jautę angelus šalia? Kažkaip truputėlį žinutės jūsų atsilieka, tai tik vėliau man parodo. Tai parašykite, ar esate jautę ir kaip jautėte, kaip pas jūs angelai pasirodė, galbūt jums, gal vieni matėte. Taip, per žmonės, taip, per žmonės. Širdies virpėjimo, skaičiai. Taip, atsiunčia žmonės nelaimės metu. Gerai. Plunksnomis. Taip. Stovėjimas sapnuose. Tai angelai gali ateiti meditacijose, gali ateiti maldose, gali ateiti per kvapus, ypač rožių, vaisių, kažkokių gėlių kvapus, pojūčius, kad kažkas šalia, kažkoks geras, malonus jausmas, palaikantis prisilietimas, gali būti kažkoks spindesys, ryški šviesa, kažkokia forma, holograma. Tai kažkokie vaizdai meditacijos metu, kažkokia gali būti girdėtas nežemiška muzika, kažkoks dainavimas, lyg giesmės, ne, kažkokios iš toli aidėjimas, tokios melodijos malonios, gali kontūrai, siluetai, gali, pavyzdžiui, meditacijos metu, kaip jūs medituojate namuose, kažkoks tarsi vėjelis, per plaukus kažkas lyg tai palietė, ne, ar plaukus tarsi kedena, tai irgi gali tokie kaip turbinų garsai gali būti, ne, tokie jau stipresni, ne, girdimi garsai, plunksnos irgi. Ir jeigu plunksną randate, tai angelai nori pasakyti, kad jūs esate saugus. Tai tai ir jei namuose randate plunksnas, būna ir taip, ir aš labai dažnai randu namuose pas mane, tai parodo, kad
angelai nori pasakyti, kad aš esu tiesiog saugi namuose. Tai va. Ir jeigu jūs bijote angelų, bijote juos pamatyti, tai jie tikrai nepasirodys. Jie pasirodo tada, kada jūs esate pasiruošę tam kontaktui. Ir ar jūs girdėjote, kad yra toksai angelas sargas? Parašykite, ar jūs girdėję? Ar jūs girdėję tokį angelą sargą? Nes čia galbūt vieni jau toje temoje ir jau supranta, apie ką, o kiti galbūt visiškai nauji, tai aš turiu šiek tiek paklausti, pabendrauti su jum, nes ne visi toje temoje galbūt visiškai nauji, kiti ir galvoja, wow, apie ką šitie žmonės kalba, aš nieko panašaus nesu pajautusi, nesu girdėjusi, kad su jais galima bendrauti, kontaktuoti, gauti iš jų vedimą. Galbūt kiti tik tai per skaičius ir niekada nematėte, nejautėte. Pas kitus gali būti toksai aiškus žinojimas, pas mane žinojimo yra labai irgi stiprus kanalas, tai būna per žinojimą, kad šalia. Toks aiškus žinojimas, tiesiog tu 100% žinai, kad jie yra šalia. Aišku, vėliau papasakosiu daugiau apie tai. Tai va. Ir iš tikrųjų daugybė būtybių, ne tik tai angelai, yra šalia mūsų kiekvieną dieną. Įvairiausių šviesos būtybių gali būti šalia mūsų. Mes galime kontaktuoti su dvasiniais vedliais ir dvasiniai vedliai skiriasi nuo angelų. Dvasiniai vedliai skiriasi nuo angelų, tai ne tas pats. Ir mes galime paprašyti dvasinių vedlių palaikymo, pagalbos ir galime paprašyti šviesos šeimos, sielos šeimos pagalbos. Ir sielos šeima tai yra daugybė artimų sielų, kurie lieka subtiliuose pasauliuose, kurie nereinkarnuoja kartu su mumis. Ir iš tikrųjų tik maža dalis žmonių, kurie yra, sakykime, mūsų gyvenime, jie kartu su mumis įsikūnija ir jie kartu mus supa. Jūs galite net jausti, kas yra jūsų sielos, sakykime, artimi žmonės. Tai gali būti keli, tik tai gali būti vienas iš šeimos narių, gali būti draugai. Tai jūs tikrai juos atpažįstate. Bet visi kiti jūsų sielos šeimos nariai, jie ir lieka subtiliame pasaulyje, Jie neįsikūnija kartu su jumis. Bet yra nesuskaičiuojama, tikrai nesuskaičiuojama dalis sielų, kurios lieka būtent danguje. Ir šviesos šeima iš subtilaus pasaulio padeda praeiti mums kažkokius tai etapus mūsų gyvenime. Ir jų galime prašyti palaikymo, galime prašyti vedimo. Ir kažkokiuose savo situacijose gyvenimo ir jie tikrai mums padės. Jų vardai yra nežinomi ir jie gali su laiku kisti. Yra vardai, kuriuos skiria šviesos jėgos jiems, bet mums žemiškame įsikūnijime jie neatsiveria. Ir be archangelų ir angelų, kurie yra šalia mūsų, mes iš tikrųjų galime angelų ir archangelų vardus žinoti, bet tų sielų šeimos, iš sielos šeimos mes negalime žinoti. Ir jei jūs priklausote, sakykime, kažkokiai tai religijai, ar priskirite save prie kažkokio religinio egregoro, ar buvote pakrikštinti, ar neatsikrikštinote, tai jūs būtinai turėsite dar vieną religinį angelą šalia jūsų, kuris jums skirtas būtent to egregoro. Ir tai šviesos būtybė, kuri niekada neturėjo įsikūnijimo,
tai pagalbininkas tos religijos, kuriai jūs priklausote ir kuris kuruos jūs jūsų gyvenime ir apsaugos jūs, duos palaikymą ir vedimą. Labai karšta man. Vėjelis šalia. Ir dažniausiai pas mus, kaip minimum, yra koks vienas vedlys, o taip pat šalia jūsų gali būti vienas arhangelas globėjas, bet nebūtinai. Ir galbūt kai kurie iš jūsų jaučiate vieną iš arhangelų šalia, žinau tikrai, kurie komunikuojate bent su vienu arhangelu, ar jautėte jo buvimą šalia. Ir, pavyzdžiui, arhangelas Mykolas, jūs daugelis iš jūsų minėjote, kad jūs jį žinote, tai jisai pagrindinis arhangelas gelbėtojų ir policininkų. Taip pat ir egzorcistų. Arhangelas Jofielius, globėjas dizainerių, dainininkų ir tokiu būdu pagal mūsų profesiją, gyvenimo misiją, mūsų paskirtį, mus lydi vienas iš arhangelų ir padeda mūsų savirealizacijos kelyje. Taip pat pas mus gali būti kontaktas su kažkuo iš šviesos būtybių, prieš tai turėjusių įsikūnijimus žemėje. Pavyzdžiui, tai gali būti vienas iš šventųjų. Ir šventieji tai buvo tokie pat žmonės kaip mes, tik tai jie suprato savo dievišką prigimtį, o daugelis iš jų tikriausiai dar ne. Ir jei jūs turite tokį kontaktą ir žinote, kad šviesos struktūra pagalbininkas veda jūs kelyje, tai tikrai yra vertinga. Ir rekomenduojama turėti kažkokį tai paveikslėlį to išaukštinto mokytojo ar šventojo savo namuose ir kreiptis pagalbos kasdieną. Ir tikrai ne visi turi tą ryšį su šventaisiais. Bet jei jūs turite šį ryšį, tai jums visada jūsų gyvenime sunkia akimirka ateis tas šventasis vedlys. Ir tai gali būti mergelė Marija, Jėzus Kristus. Ir galėsiu pasidalinti šventųjų sąrašu ir kuriuose, sakykime, specialybėse ar kuriuose srityse jie gali jums pasitarnauti. Ir tai nebūtinai kažkuris gali būti iš labai žinomų, garsiausių, žinomiausių šventųjų. Dar dažnai būna, kad kažkuris išėjusių iš fizinio kūno giminaičių tampa mūsų dvasiniu vedliu, mūsų kelyje. Ir tikrai žinau, kurie jautėte tai ir jie gali lydėti kažkurį tai laiką jūs. Aš savo tėtę jaučiau apie metus laiko. Ir jeigu keliaujame į regresinės terapijas, regresinių terapijų metu irgi taip pat galite, sakykime, ar su klientais irgi, ir tikrai ne vienas atvejis, kaip žiūrime, kaip, sakykime, siela išėjo iš praeito įsikūnijimo, ar prieš tai, kuris įsikūnijimą buvo, ir būna taip, kad kažkurį laiką siela, jinai pasilieka dar kažkurį tarpą šalia, sakykime, savo giminaičio, tai mamos, ar vaiko, ar tėtės, ar vyro, ir kažkurį laiką lydi jį. Ir būtent regresinių terapijų metu žmonės įvedus į hipnozę, jie pasakoja apie tokius dalykus. O taip pat ir patys jūs galite, sakykime, paprašyti meditacijos, susijungimo su angelais, ir netgi šiandien, kai darysime tą terapiją, jūs galite irgi paprašyti, sakykime, jeigu jūs turite kažkurį šeimos narį, kuris išėjo, žinau, kad žiūrės keli, kurie man parašė, pas ką nesenai buvo netektis mylimų žmonių. Tai irgi būtent šitos terapijos metu jūs galėsite paprašyti likti. Bet čia nebūtinai ta sakykime, sielos dalis, nes tikrai ten ne visa siela ir mes patys nesam ta pilna siela, mes esam tik tai labai maža kruopelytė tos didžiosios, monados, tos sielos, tos kūrėjo, Tai labai klaidinga galvoti, kad
aš esu, ne, sakykime, čia yra mano ta siela, pilna tokia siela, iš tikrųjų, tai mūsų tik labai maža dalis yra šiame įsikūnijime, o visos kitos dalys yra kituose įsikūnijimuose vienu metu, ne, ir netgi skirtingose dimensijose. Bet tai neprasiplečiu, aš čia labai toks, kad nesproginėtų smegenys čia, kam dar nepasiruošęs ir šitom temoj, nes čia yra tokia kaip pagrindas, ne pagrindas, kad labai nesivelti į visas tas temas ir pasakojimus. Tai va, ir koncentruotis tik tai į šią. Ir galite, sakau, šiandien būtent tos praktinės dalies metu, nežinau, nematau iš jūsų žinučių, gal klausote, galite paprašyti, o galbūt ateis, sakykime, jūsų kažkoks išėjęs giminaitis iš fizinio kūno, galbūt vienam kartui ateis šiandien, pavyzdžiui, palaikyti, galbūt susapnuosite, galbūt į būtent praktinę dalį ateis, tai va, tai galite pakviesti. Bet nerekomenduoju kviesti ir sakykime, kažkada seniau iškviesdavau žmonėm, ne, būtent ten paprašydavau mamą dar ir perduodavau informaciją ir seansuose. Tai iš tikrųjų dabar jau ir kokį 3 metai jau nedarau tokių terapijų, nes aš skaitau, kad tai nėra teisinga, nes tos sielos jos turi savo užduotis, savo kažkokius dalykus, kuriais jos yra užsiėmę, nes yra gyvenimas tarp gyvenimų, ne tik tai, sakykime, čia žemiškas ar kažkoks į kitus, sakykime, planetos, galaktikas ir visatas ir visur įsikūnymai, ne tik tai, ir yra gyvenimai tarp gyvenimų ir sielos gyvena gyvenimus tarp gyvenimų ir yra tam tikri dalykai ir procesai, tie, kurie regresinės terapijas praeina, jie žino, kad ir sielų namuose tam tikri procesai vyksta ir pasakoja ir mato ir galima tikrai pažiūrėti, kas vyksta tenais. Tai va, ir jeigu ateina į seansus natūraliai, tai ateina, bet kviestis jau nekviečia. Tai va. Ir sakykime, kaip siela išeina žemiško įsikūnimo, tai ji gali rinktis arba keliauti į sielų namus, arba likti ir vesti ir globoti jūs gyvenimo kelyje. Ir tai nenutinka kiekvieną kartą ar labai dažnai, bet dažnai žmonės, kurie praeina per tai, jie žino, kas tai ir kaip tai jaučiasi. Mylimos, artimos sielos dažnai pasirodo sapnuose, duoda kažkokius patarimus.